Fabijoniškės didelės ir be abejo vienos dienos ir nakties neužtenka. Reikia daug dėmesio Perkūnkiemiui, senajai Fabijoniškei ir taip vadinamajam Mobiltos kvartalui. Pabendrau su kaimynais, problemos labai panašios kaip ir visame Vilniuje. Kad kokį ir parkelį padarytų pavaikščiot, o čia, žinot, saulė kepina, balčyt faktiškai nėra kur. Ir vaikams užimtumo, vyresniem vaikams. Kodėl pirkot čia? Šiaip visai neblogas namas, aišku, visi stumia Perkūnkiemį, nes... Būtent dėl ir klausiu, nes visi stumia, bet kai pakalbu su gyventojais, tai gyventojai sako, aišku, yra problemos, darželio ten reikia žaliųjų zonų, dar kažko tai, bet šiaip tai... Problema su parkavimu. Su parkavimo problema. Tai man dar pasisekė, kad aš turiu požeminę aikštelę, bet kitiems žmonėms tai iš tikrųjų problema. Ko trūksta? Ką reikėtų padaryti, kad būtų geriau? Ko trūksta? Darželio. Darželio vaikučiai. Mokyklos darželio, autobusų nevažinėja. Čia bus darželis. Nu, bet tai kada? Jinai nespės. Bet į pradinę mokyklą čia irgi bus, gal suspės. Galbūt. Gerai, tai ką malonu. Prašom dalyvauti rinkimuose. Sėkmės. Dėkui. Kai savivaldybė baigs šių sklypų išpirkimo procedūrą, čia atsiras darželis ir pradinė mokykla Perkūnkiemio gyventojams. Ir mamytės turės darželį savo vaikučiams šalia namų. Geras sprendimas prie vandenio darželio pristatyti priestatą, kad būtų kuo daugiau vietų išnaudojant tą pačią teritoriją ir tą pačią infrastruktūrą. O tokių priestatų turėtų būti praktiškai prie visų Vilniaus miesto savivaldybės darželius, kuriuose pakanka teritorijos ir yra visa infrastruktūra. Tai bus daugiau vietų Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose. Štai čia Vilniaus miesto savivaldybė turi dar laisvos žemės. Ir būtent čia būtų galima pastatyti vieną iš 4 vaikų ir jaunimo centrų. Tiesiog esamą baseiną įkomponuoti į papildomą priestatą, kur būtų galima ir sportuoti, ir žaisti, ir muzikuoti, na ir bendrai turėti savo naują bendruomeninį centrą tiesiog čia Fabijoniškėse. Ir aišku, jis būtų labai arti Pašilaičių. O štai čia padarytume žaliąją zoną Perkūnkiemio gyventojams. Kaimynai to labai prašė. Nedaug kas gal ir žino, kad štai šita kalva yra labai senas ir uždarytas Vilniaus miesto sąvartynas. Jis nudujintas, daug metų neveikiantis ir vakar kaimynai pasiūlė gerą idėją, kad čia būtų galima įrengti žalią zoną. Gera kaimynų idėja ir tikrai, manau, bus galima padaryti. Kaip ir daugelį miesto rajonų, vietos automobiliai yra viena iš pagrindinių problemų. Kai kurie čia yra savavališkai pasidarę parkavimą, pavyzdžiui. Tai buvo čia ir policija kviesta, jiems užlenkė valytuvus arba išvis bent jau man nuėmė ir užkišo. Nu čia taip jau negerai švelniai tariant. Na, matau. Jeigu čia kažkas pasistato, tai... Tai pajauno savo aikštelę. Taip. Tai sako, noriu va, sako, čia pats padaryk. Sakau, suprant, kad taip negalima. Pradėčiau kiekvieną čia sandėliuką statyti vidurį. Jo, taip neturi būti. Miestas turi ateiti su kompleksiniais sprendimais, padaryti, o jau toliau ten klausimas, kaip surinkti pinigus ir visą kitą dėl investicijų atpirkimo, bet ne taip, kad savavališkai. Gerai, ačiū. Ačiū Jums. Dėkui. Vienas iš būdų plėsti parkavimo vietas Fabijoniškėse, tai efektyviau panaudoti apvažiavimo salas. Ir aišku, nepaliekant vat štai tokios dangos, nes čia dabar dulkės, žvyras, turėtų būti įrengtas korys, kur ir žolytė augtų, ir automobilis tvarkingiau stovėtų. Ir tai turėtų būti daroma kompleksiškai kvartalais visose Fabijoniškėse. Į Vilnių kiekvieną dieną įvažiuoja apie 140 000 automobilių ir juos mes galėtume bent dalį sustabdyti štai čia dienos metu. Ir parkavimas jiems būtų nemokamas, tam, kad mažiau būtų kamščių Vilniaus miesto centre. O vakare šią aikštelę galėtų naudotis Perkūnkiemio gyventojai. 2 naudos su vienu sprendimu. Dar mano 3 kadencijos laikotarpiu esame atlikę kompleksinį planavimą Žirmūnuose, tame tarpe ir Fabijoniškėse. Vilniaus savivaldybė turėtų ateiti su kompleksiniais sprendimais ir pertvarkyti aplinką, kad būtų vietos ir vaikams žaisti, ir žalumynai pasivaikščioti, ir daugiau automobilio stovėjimo aikštelių. Ta ir padarysime. Šis viadukas buvo įrengtas statant vakarinį aplinkelį ir dėl ES paramos ypatumų nebuvo galima sujungti su šalia esančia gatve. Tačiau sujungus, Perkūnkiemis turės dar vieną patekimą į savo rajoną ir sumažins kamščius nuo Ukmergės gatvės. Gatvės apšvietimo stulpas žymi būsimą Mykolo Lietuvio gatvės pradžią, kuri sujungtų vakarinį aplinkelį, požeminių viadukų ir iki pat Molėtų plento. Ženkliai pagerės susisiekimas važiuojant į Vilniaus miesto rytinę pusę.
Gaila, Vilniaus miesto savivaldybė per 4 metus net detalaus plano nesugebėjo patvirtinti dėl nesutarimų su gyventojais. Tikrai buvo, mano manimu, galima rasti kompromisus, kad ir gyventojai būtų patenkinti ir Vilniaus miestas judėtų į priekį. Perkūnkiemys turi nemažai bėdų. Viena iš jų – galimybė atvažiuoti viešuoju transportu. Ir planaujame štai Perkūnkiemio gatvę sujungti su Pašilaičiais, kad galėtų važiuoti viešasis transportas ir būtų patogiau gyventojams privažiuoti. Gaila, dėl teisinių ginčų dar iki šiol tai nepadaryta. Per 4 metus tikrai buvo galima rasti sprendimus ir šią labai svarbią gatvės atkarpą padaryti. Teks padaryti man kitoje kadencijoje. Jūsų kaimynas Fabijoniškėse, tačiau iš Perkūnkiemio.